Visiems sveiki. Šiandien aš kepsiu sezamo sausainukus. Jie labai skanūs, labai traškus, labai kvapnus, lengvučiai ir labai lengvai gaminasi. Vienai porcijai, šičia visų produktų yra 2 porcijom. Darau ne tik savo, bet ir mamai, kad nuvežti turėčiau. O vienai porcijai visko per pusę reikia. Tai reiškia, vienai porcijai reikia 100 gramų sviesto, 100, tai čia yra 200 gramų, tai reiškia pusę pakelio, truputį druskos reikia, žiupsnelio, 1 kiaušinio, cukraus 150 gramų, bet aš dedu mažiau, aš dedu 100 gramų, pagal receptą yra 150, plus vanilinis cukrus, dedu šitą su burbono vanilės ekstraktu ir reikia 100 gramų miltų. Kepimo miltelių 1 arbatinį šaukštelį dedu. Ir dar ko reikia, sezamą būtinai reikia pakepinti ant sausos keptuvės, kad jisai įgautų riešutų skonį. Ir būtinai jisai turi būti atvėsęs, kai darome tešlą, kai jau jis turi būti šaltas. Tai va, dabar reikia sviestą išsukti su cukrumi. O tada dėsime kiaušinius, vanilinį cukrų ir po to miltai ir ant pačio galo sezamo sėklos. Tai į indą subėriau cukrų. Čia yra 200 gramų cukraus. Dabar įdėsime ir vanilinį cukrų. Taip, čia sudėjau cukrų. Išimsime sviestą. Sviestas turi būti visiškai minkštas. Galime ištraukti jį iš vakaro. Ir būtinai susidėti visą. Šie sausainukai labai gerai laikosi, juos pagamini ir jie gali būti kokią savaitę. Tikrai nieko jiem neatsitiks. Dabar paprasčiausiai reikia viską gerai ištrinti. Ištrinti sviestą su cukrumi. Kad būtų patogiau, aš pasimsiu dar šakutę, viską pabandysiu, paskiau jau paimsiu lopetėlį. Su šakute yra lengviau ir greičiau. Viską sumaišome. Taip, nuvalyti. Nepamirškime, būtinai reikia įdėti vanilinio cukraus. Jeigu turite ekstraktą vanilės, dėkite vanilės ekstraktą. Aš turiu tokį, aš dedu tokį. Kas ką turite. Oi, kaip kvepia skaniai. Man labai patinka ta vanilė, burbono skonio. Minkštas sviestas, jis labai greitai paima cukrų iš save. Ir jau beveik visas sviestas paimtas su cukrumi išsimaišė. O dabar reikia dėti po 1 kiaušinį. Įdėti 1 kiaušinuką, išmaišyti. Dar nepamiršti, reikia būtinai dėti žiupsnelį druskos. Druskytės. Solį.
Nu, kaip greit išsimaišė. Dabar imam antrą kiaušinį. Aš darau čia 2 porcijas iš karto, tai todėl ir 2 kiaušiniai. Bet jeigu būtų 1 porcija, tai būtų 1 kiaušinis. Pasižiūrėjau, ar nieko neįkrito. Ne, viskas gerai. Labai greitai gaminasi jie, tik tai reikia būti pasiruošus išsikepusius sezamo sėklas. Nu, viskas kuo puikiausiai išsimaišė. Dabar imsime miltus. Viskas išmaišė. Dabar man reikia atsiseikėti miltų. Miltų čia reikia 200 gramų. Matuoju viską. Taip, miltai 200. Matosi. 200 gramų miltų. Taip, dabar į miltus reikia būtinai nepamiršti įdėti kepimo miltelių. Kepimo meldeliai. Kad jie pakeltų mūsų visą sausainuką. Kad iškeptų tolygiai visas ir pakiltų ir būtų purus. Tai aš čia dėsiu tokį jau gerą šaukštelį. Pilną šaukštelį, ne? Rodo. Va. Dedu čia, išmaišau iš karto. Ir dabar mes miltus truputėlį pasijodami. Pasijosime. Ir per kelis tuos įmaišymus mes jį įmaišysim. Labai greitai viskas darosi. Ši tešla turės dar stovėti šaldytuve mažiausiai pusę valandos, kad jinai sustingtų, kad būtų lengva formuoti rutuliukus. Nu, va, dar. Viskas, miltai baigėsi. Daugiau miltų nereikės. Dabar labai gerai išmaišyti. Ir tada jau dėsime sezamą. O dabar jau viskas. Dabar jau galime dėti sezamą, pilti. Irgi per kelis kartus, nes reikia viską gerai išmaišyti. Kad visos sėklos apliktų tešla. Ir dar kartą sakau, kad aš čia gaminu 2 porciją.
vienai porcijai reikia 200 gramų sezamo. O čia yra 2 porcijos. Tai sezamo reikia 400 gramų. Tešla yra masė. Dabar paimu kitą, dar 200 gramų bus čia, per kelis etapus ir subersim. Čia sviesto nukrito. Svarbiausia gerai išmaišyti sezamą su padaryta tešla, kad sezamas pasiskirstytų vienodai. Su lopetėlė čia jau būtų sunkiai maišyti, nes yra sviestas jau toksai sunkesnis. Nu, sukratysim visą gal. Nu, aš išmaišysiu ir po to jums parodysiu. Na va, aš taip jau išmaišiau viską. Dabar, ką mums reikia daryti, tai reikia uždengti šitą masę plėvele ir statyti pusvalandžiui, valandai į šaldytuvą, kad jinai sustingtų. Nu, ne į ledą sustingtų, o taip jau sustingtų sviestas, nes jisai dabar yra labai minkštas, tai mums reikia, kad jisai būtų, matot, jisai minkštas yra dabar, o mums reikia, kad jis būtų kietas, nes mes imsime tą masę į ranką ir formuosime rutuliukus, nes jeigu dabar darytume, mes to nepadarytume, jinai būtų per minkšta. Ta masė. Reikia ją atvėsinti. Reikia uždėti plėvelę. Aš dedu naują maišelį ir statau į šaldytuvą pusei valandos. Tai praėjo daugiau laiko. 2 valandos ir va, matot, kaip sukietėjo. Dabar bandysiu, užsidėsiu pirštinės ir pradėsim formuoti. Čia pasiruošiau 2 skardas, vieną kepsiu, o kitą tada dėsiu, lauks ir va taip kaitaliosime. Tuoj pradėsim gaminti rutuliukus. Taip, turim šaukštelį. Imame nedidelį kiekį ir dėliojam rutuliukus ir dėliojame iš karton skardos. Skardoje būtinai reikia palikti tarpelį, nes tie sausainukai jie plečiasi. Va, kaip lengvai gaminasi, kaip jie greitai gaminasi, galima sakyti. Nedarykite labai didelių rutuliukų. Ir aš juos anksčiau bandžiau ploti, kaip daryti kokį sausainį, bet jisai nepasiteisino man tas būdas. Man geriausia va taip va. Padarėjai rutuliuką, padėjai į skardelę ir jisai kepdamas pats priims formą. Jisai pats pasidarys, kokios jam reikia formos. Labai lengvai, labai greitai. Aš jau įjungiau orkaitę iki 180 laipsnių ir kepsime 10 minučių. Kol vieni kepa, gaminam kitus rutuliukus, dėliojame ir taip, žinokite, apsisukdama, aš čia labai greitai juos ir iškepsiu, padarysiu.
Labai greitai gaminasi, labai paprastai. Va. Tik tai nepamirškite palikti tarpus, kad jie nesiglaustų viens su kitu. Palikti po kokius 2 centimetrus tarpo, kai jie turėtų kur paskiau. Kieta jau, sviestas jau sušalo gerai, sukietėjom. Taip dėliosiu, žaisiu. Šiandien yra kovo 8. Tai yra. Sveikinu visas moteris su kovo 8. Būkite visos sveikos, laimingos, gražios ir protingos. Tegul jums gyvenime viskas sekasi. Kokie kamuoliukai gaunasi. Svarbiausia, tik tai reikėjo atvėsinti labai gerai tą masę ir tada pasidaryti rutuliukus lengvai. Aišku, galite ir be pirštinių tą viską daryti. Sviestas, žinot, limpa labai prie rankų. Tai geriau užsidėti pirštinės. Su pirštinėm greičiau tas viskas darosi. Matote, nieko sudėtingo čia nėra. Aš dar galvoju, gal per mažus tarpus palikau. Nereikėjo didesnių tarpų palikti. Pas mus šiandien saulėta diena. Pasižiūrėjau, dabar termometras rodo 12 laipsnių šilumos. 12, kur naktį buvo -3. Tai gerai patirpins sniegą lauke. Labai gražus oras. Ir aš jau beveik baigiu ruošti vieną skardelę. Ir orkaitė jau greitai iššils. Statysim vieną skardelę į vidų, o kitą skardelę ruošiu rutuliukus kitam kepimui. Taip 10 minučių kepa vieną, padarai vieną skardą, ištrauki, kepa kitą skardą. Ir taip vat per kokią valandą laiko aš čia ir apsisuksiu. Gal ir greičiau, nežinau kaip šiandien, kaip man keps tas visas reikalas. Kiek čia gaunasi tų rutuliukų vienoj skardoj. Sezamas nėra brangus labai. Įpirkti galite, sviestas irgi įperkamas, o kas čia daugiau, miltai, kiaušinis, čia nieko daugiau nėra. Va, pažiūrėkite, kiek aš išnaudojau masės dar. Viskas, orkaitė iššilo mano, statau viską į orkaitę. Kep. Kol mes su jumis pašnekėsime, tai štai. 10 minučių. Dabar kitą skardelę. Čia irgi pasiruošiau iš karto popierių. Įimu su šaukšteliu vieną ir dėti. Kokio dydžio čia jau norite gaminti, juos tokio ir darykite. Bet aš pasižiūrėjau, kad geriausia tai va tokie va nedideli, ne per dideli, ne per maži.
su arbatiniu šaukšteliu, vat, pakabinai masę ir jų iš karto greit pasidaro. Ir vat, palikti tarpus, kad iškepęs jisai plėsis sausainukas. Vat pamatysite, aš tuoj baigsiu vynioti jos čia, daryti ir bus iškepusi kita skarda. Ir čia viskas akimirksniu greitai darosi labai. Tik tai reikia būti pasiruošus. Ar jūs mėgstate tokius sausainius, sezamo sausainukus? Aš neseniai atradau tai dėl savęs, man labai patiko. O dar kai žinau, kad jie tokie yra moterim labai gerai sezamą valgyti, čia yra kažkas tai tokio. Tai va, kas čia toksai, čia kažkokia stikliukė. Nežinau, gal čia riešutukas koksai papuolė. Net nesuskaičiavau, kiek ten skardoje buvo, man atrodo, aš praeitą kartą kepiau, tai po 22 buvo 3,70. Gal čia nesimena, kiek buvo. Taip greitai gaminasi. Tik tai pabandyti reikia. Vieną kartą pabandysite, išmoksite ir patiks jums ir gaminsite. Ir sezamas juk nėra brangus. Vienas pakutis sezamo apie 78 centus kažkur kainuoja. O gramų 150 gramų. Vienai porcijai reikia 200 gramų sezamo. Nu tai išeina gal €1,5, taip? Kažkur tai. €1,5. Nu ir sviestas pakelis. Dabar sviesto galima nusipirkti su akcija po €39, 35. Nu tai paskaičiuokite, kokią išeigą gaunasi tų sausainukų. Kiaušinis vienas kiek kainuoja? 20-30 centų. Ir turės jūsų šeima skanių sausainių ir sveikų. Čiagi miltų labai mažai dėjusi, minimaliai. Nu va, dar vieną padarysiu ir būsim padarę. Dar vieną čia reikėtų įstatyti, nedidelį kokį. Nu, ir viskas. Va. Ir pažiūrėkite, kiek liko. Tai dar bus kokie porą skardelių. Va, iš to kiekio. Tuoj nusivalau rankas. Žiūriu laikas 6 minutės kepimo yra dabar. Tai už 6 minučių trauksime sausainukus ir dėsime šitą skardelę. Na va, aš jau baigiu kepti. Pirmą skardą, tuoj traukiu ir dėsim sekančią skardelę. O, kaip gražiai iškepė. O, kvelia. Oi, kaip. 10 minučių. Užstatau laikrodį. 10 minučių. Va, pažiūrėkite, kiek liko. Nieko neliko. Visa tešla
gražiai nusiėmė nuo sienelių. Aš ją pasidariau, susidėjau rutuliukus dabar va. Ir man teliks tik tai išdėlioti į lėkštutę, į skardą tiksliau. O čia reikia palaukti truputėlį, kol jie truputėlį atvės. Ir mes tada pradėsime juos semti. Sako, kol jie karšti, liesti jų negalima, bet aš juos labai gražiai po vieną ištraukiu, nuimu. Man per tą laiką atvės skarda ir aš jau žinosiu, į kurias vietas statyti reikia. Šiaip tai reiktų palaukti pagal visas taisyklės, kad jie pravėstų, atvėstų ir tik tada juos išimti. Bet aš, kai kepu jų daug, tai man reikia skardos ir aš stengiuosi gražiai nesulaužant jų, nes jie dabar yra dar tokie trapūs, juos reikia neskubėti ištraukti iš orkaitės. Nu, va, prašau. Tokie sausainukai, nemaži šį kartą gavosi man. Praeitą kartą aš dariau mažesnius liktai. Oi, kokie gražūs sausainukai. Matosi. Ir labai greitai, 10 minutėlių tik tai. Labai greitai kepa, labai greitai gaminasi. Tik tas laukimas, va, kol sustings sviestas. Rodau viską taip, kaip darau. Visa lėkštutė skanių sausainukų. Ir jie tokie trapučiai, tokie skanučiai. O jau prie kavos kaip skaniai. Tiesiog negaliu. Tas aromatas kepinto sezamo labai patiko mano šeimai. Nu, ir viskas. Matot. Va, kokie gražuoliai sausainukai. O čia truputėlį atvės ta skarda ir aš tada sudėliosiu va, paskutinius rutuliukus. Čia kepa viena skarda ir dabar dar bus viena skarda čia. Kelios minutėlės, skarda jau nekaršta, dabar aš galiu susidėlioti visus rutuliukus. Žinau, kur dėti dabar. Matosi likučiai. Va taip va. Sudėliojau, pilna skardelė vėl gavosi. O tie sausainukai jau baigia vėsti. Va, kaip gražiai atrodo. Taip, traukiu sausainius. Sausainiai iškepę. Galite reguliuoti spalvą, kokią norite, ar tamsesnius, ar šviesesnius, bet 8-10 minučių pilnai pakanka iškepti. Na, kaip jie kepa. Matosi, kaip lydosi sviestas. Tas 80 laipsnių.
Sausainiai kepa jau 3 minutės ir va pažiūrėkite, jie jau beveik išsileido, matosi, kai jie jau tokie ištižę, va jau sausainio formą įgavo. Sviestas išsilydė ir jie turi formą ir dabar keps 10 minučių kepa. O šitie jau visai. Dar truputėlį palaikysiu aš juos, tegu jie čia stovi, bet jie turi formą, o tie jau visai atvėsia. Va, to aš parodysiu jum. Va, kaip atrodo. Traškumas, sezamas, labai skanu. Šviežus dar tokie minkštučiai, o kai jie biškį pastovės, pasaka. Tikrai labai skanu. Tai va, šiandien mes su jumis iškepėm sezamo sausainius. Dalinausi viskuo, ką žinojau, kaip aš juos gaminu. Gal kiti daro kitaip, gal yra kitoks receptukas, bet aš šitą receptą esu išbandžiusi ir jisai man labai patiko, labai lengvai gaminasi, labai skaniai, greitai ir laikosi gerai sausainiai. Galite pasigaminti ir turėti prie kavos po kelis sausainukus. Patys matėt, kiek cukraus dėjau, kiek miltų dėjau, produktai kokie. Viskas prieinama, viską galima nusipirkti parduotuvėje, čia nieko stebuklingo nebuvo ir labai, sakyčiau, sveikai. Sveikai. Tai jeigu jums patiko, gaminkite ir rašykite, ar jums gavosi gaminti, padaryti tokius sausainukus. Visiems skanaus. Gaminkite ir džiuginkite savo šeimą.